Kodėl krinta lapai? Vieną vėjuotą rytą miško pakraštyje pabudo voveriukas Tikis ir jo geriausias draugas ežiukas Mikis. Miškas aplink juos buvo pilnas spalvų – raudoni, oranžiniai ir gelsvi lapai sukosi ore tarsi tylūs šokėjai. Oi, kas čia darosi? Sumurmėjo Mikis vis dar pusiau miegodamas. Gal medžiai serga? Paklausė jis. Nemanau. Suabejojo Tikis. Bet kažkas čia ne taip. Medžiai visą vasarą buvo gražus, o dabar jų lapai krenta kaip sniegas. Įdomu, kodėl? Abu draugai kurį laiką tylėjo, stebėdami, kaip vėjas neša spalvas į mišką. Tada voveriukas sušuko. Žinau, mes galim išsiaiškinti. Keliaukim pas didįjį medį. Jis juk seniausias ir išmintingiausias visame miške. Kur ten miške, visame pasaulyje? Tu teisus, tarė Mikis. Jis tikrai žinos, kas čia vyksta. Keliaukim. Jie patraukė per mišką. Po kojomis čežėjo lapai, o virš galvų vis dar sklandė nauji. Kartais vėjas juos taip stipriai pakeldavo, kad Tikis net pašokdavo kartu. Žiūrėk, Miki, aš skrendu kaip lapas, šaukė jis vartydamasis ore. Na, žinai, tavo kailio spalva truputį panaši į lapų, kikeno ežiukas. Pakeliui jie sutiko šermukšnį, kurio šakose vis dar buvo likę kelios raudonos uogos. Labas, ponas šermukšni, pasisveikino voveriukas. Gal žinote, kodėl krenta lapai? Šermukšnis tyliai sušnabždėjo. Kai ateina ruduo, medžiai paleidžia lapus, kad pailsėtų. Tai kaip žmogus nusivelkantis paltą prieš miegą. Vadinasi, lapai eina miegoti? Nustebo ežiukas. Taip, mažieji, bet jei norite sužinoti visą paslaptį, nueikite pas didįjį medį. Jis žino viską, kas vyksta miške ir kodėl. Draugai padėkojo šermukšniui ir keliavo toliau. Miškas aplink juos atrodė tarsi švytėtų. Lapai leidosi tyliai ir kiekvienas spindėjo vis kitaip. Vienas lyg saulė, kitas tarsi ugnis. Ežiukas stebėjo juos, stabtelėjo ir pasakė. Žinai, Tiki, man atrodo, kad jie krenta ne todėl, kad pavargo, o todėl, kad nori pasidalinti savo spalvomis. Aš irgi noriu pasidalinti savo spalvą, bet ji niekur nekrenta, pasakė voveriukas. Taip kalbėdami, jie pagaliau atėjo į miško vidurį. Ten augo milžiniškas medis, toks senas, kad net voverė jo drevėje buvo su akinukais. Tikis drąsiai šūktelėjo. Sveikas, didysis medi! Mes turime labai svarbų klausimą. Norime sužinoti, kodėl krinta lapai. Medis tyliai suūžė ir tarė. Sveiki, smalsuoliai. Puikus klausimas. Na, o kaip jums atrodo, kodėlgi jie krenta? Galbūt jie serga, o gal pavargo, svarstė ežiukas. O gal jiems tiesiog šalta, juk oras tapo vėsesnis. Jie turbūt liūdi, kad vasara baigės, juokėsi Tikis. Medis tyliai suūžė ir atsakė.
Puikūs atsakymai. Na, žinote, daugelis mano taip, kaip ir jūs, kad lapai krinta iš liūdesio ar dėl ligos. Tačiau iš tikrųjų vasarą jie surenka saulės spindulius, o rudenį juos atiduoda žemei, upėms ir gyvūnams, visiems, kam trūksta spalvų ir šviesos. Tai jie kaip mažos saulės baterijos, mąstė ežiukas tyliai. Na, galima sakyti ir taip, nusišypsojo medis. Draugai padėkojo medžiui už atsakymus ir pasuko namo. Reikia paskubėti, tarė voveriukas. Mamos jau turbūt laukia mūsų su pusryčiais. Nuo to karto ruduo tapo mėgstamiausiu jų metų laiku. Kiekvieną rudenį Tikis ir Mikis skubėdavo prie didžiojo medžio sutikti pirmojo nukritusio lapo, nes tai reikšdavo, kad netrukus jų pasaulis vėl taps pilnas spalvų.